Trečioji užduotis, su kokiomis parametro a reikšmėmis lygtis 3ax minus 8a lygus 708x minus 5 turi tik vieną sprendinį. Gerai, tai turim dabar lygtį, dar kartą ją išsirašysiu ir truputėlį pasiskaičiuosim. Tai matau du nežinomosius a ir x, pažiūrėsim, kas čia gausis. 3ax minus 8a lygus 78x minus 5. Matom, kad x yra štai čia ir štai čia. Būtų gerai juos susidėti vieną pusę. Tai būtų 3ax minus 78x ir iš karto galima 8a perkelti kitą pusę. Tai bus jau su pliusu. Galiu iš tikrųjų jo ir nerašyti. 8a minus 5. Dar ką galime padaryti, tai čia galėsime iškelti bendrą dauginamąjį kaip x prieš skliaustus. Tada skliausteliuose būtų 3a minus 78, 8a minus 5. Dabar šita užduotis yra gudri. Kodėl? Dėl to, kad sako, su kokiomis parametro reikšmėmis turi tik vieną sprendinį. Tik vieną sprendinį. Ir pagalvojom, kas būtų, pavyzdžiui, jeigu čia atsitiktų 0. Reiškia, kad nusinulintų ir visas atsakymas ir mes tada įsistatę įvairias a reikšmes, žiūrėtumėm, ką gaunam. Iš tikrųjų, ar 0 būtų šitas reiškinys, taip, nepriklausant nuo x, gražiau pasistengsiu parašyti, 8a minus 5, tai galėtumėm gauti taip, kad čia yra sąmonė arba nesąmonė. Reiškia, pavyzdžiui, 0 lygu 8, tai sakom, kad čia nesąmonė. Arba 0 lygu 0, kas yra sąmonė. Taip, tai dabar kas gaunasi? Jeigu gaunam nesąmonę, kur x išsibraukia, tai reiškia, mes apskritai neturime sprendinių. O jeigu mes turime 0 lygu 0 ir x išsibraukia, taip, reiškia, nesvarbu, kokį mes x įdėsime, vis tiek tai gausime teisingą lygybę. Tada sakysime, kad mes turime be galo daug sprendinių. O čia klausia, kada yra tik vienas sprendinys. Tai vienas sprendinys būtų tada, kadangi turim tiesinę lygtį, na, paprastus x-us, taip, tai mes sakom, kad šitas negali būti 0 lygus. Mes negalim jau išsinulinti, mums jis turi išlikti. Tai mes tada ir pasirašom, kad 3a minus 78 negali būti lygu 0, arba galėtumėm dar paprasčiau parašyti, tai tiesiog, kad mūsų tas 3a nėra tas pats, kas 78. Na, aš gerai užsirašau va šitai pradžioje, o po to 3a nelygu 78, padalinam viską iš 3 ir a yra lygu 26 lygtais. Tai va, tai mes gavom 26. Tai reiškia, a negali būti 26. Tai mes taip ir galim užrašyti. Vadinasi, jeigu turėtumėm skaičių tiesą, čia būtų 26. Ir mums tinka visi skaičiai, visos a reikšmės išskyrus jas. Tai su kokiamis parametro a reikšmėmis lygtis turi tik vieną sprendinį, tai iš esmės su visomis šitomis. Tai mes tokį atsakymą turim, lygtais C. C būtent taip ir sako, kad mes apeiname 26, nes su 26 mes turėtumėm arba be galo daug sprendinių, arba jų iš vis neturėtumėm. Tai tokia užduotis įdomi, labai nestandartiška, bet ir labai nesunki, kai pamatai, kaip ją reikia spręsti. Viskas.